Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Kokia tai parama? Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui – tai ES ir Lietuvos valstybės finansuojama priemonė, kurios tikslas – padėti jauniems žmonėms pradėti ūkininkauti ir įsitvirtinti žemės ūkio sektoriuje. Ši iniciatyva Lietuvoje buvo pradėta 2007 metais, o vėliau buvo tęsiama ir tobulinama 2014-2020 metų laikotarpiu. Programa ir toliau plėtojama kaip 2023-2027 metų Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos dalis. Parama pasidarė lankstesnė ir labiau orientuota jaunųjų ūkininkų poreikius, suteikiant daugiau galimybių finansuoti įvairias veiklas ir investicijas. Kas gali pretenduoti į paramą? Paramą gali gauti tiek fiziniai asmenys, tiek juridinių asmenų dalyviai, kurie paraiškos teikimo dieną yra ne jaunesni kaip 18 metų ir ne vyresni kaip 40 metų. Pretendentai turi turėti žemės ūkio ar veterinarijos srities išsilavinimą, netrumpesnę kaip 1 metų praktinę ūkininkavimo patirtį arba turėti savo vardu registruotą ūkį. Jei pretenduoja juridinis asmuo, kompetenciją įrodančią pasirengimą ūkininkauti, turi turėti vienasmenis valdymo organas, jeigu įmonėje yra vienas vadovas, ne mažiau kaip 50% kolegialaus valdymo organo narių, jeigu įmonę valdo grupė žmonių, ne mažiau kaip 50% juridinio asmens dalyvių, jeigu tai įmonės savininkai ar akcininkai. Koks paramos dydis? 2014-2020 metų laikotarpiu vienkartinė išmoka siekia iki 40 000 eurų. Parama buvo išmokama dviem dalimis – 80% po sprendimo skirti paramą ir 20% po verslo plano įgyvendinimo. 2023-2027 metų laikotarpiu numatyta dar didesnė finansinės paramos suma. Dotacija gali siekti iki 60 000 eurų, o papildomai galima pasinaudoti lengvatinę paskolą iki 100 000 eurų. Bendra dotacijos ir paskolos suma negali viršyti 100 000 eurų. Tai leidžia ne tik pradėti, bet ir užtikrinčiau planuoti pirmosius ūkininkavimo metus. Kokia suma buvo finansuota? Kiek paraiškų buvo teikta? 2014-2020 metų laikotarpiu pateikta daugiau nei 2700 paraiškų. Iš jų paremti 1762 projektai ir bendrai skirta daugiau kaip 107 milijonai eurų paramos. Šie duomenys rodo, kad apie 65% pateiktų paraiškų buvo patvirtintos ir gavo finansavimą. Remiama veikla. 2014-2020 metais remta veikla apėmė žemės ūkio produktų pirminę gamybą, augalininkystę, gyvulininkystę, bitininkystę. Taip pat buvo remiamas ūkių kūrimas, infrastruktūros plėtra, pastatų statyba, įrangos įsigijimas. Nuo 2023 metų remiamų veiklų sąrašas išplėstas. Dabar finansuojamas ir ūkyje pagamintos produkcijos perdirbimas. Pavyzdžiui, sūrių gamyba iš ūkyje išgauto pieno, vaisių džiovinimas, daržovių konservavimas ar sulčių spaudimas. Reikalavimai. 2014-2020 metais Žemės ūkio valdos ekonominis dydis VED paraiškos teikimo metu turėjo būti ne mažesnis kaip 8 000 eurų ir nedidesnis kaip 70 000 eurų. Nuo 2023 metų šis dydis VED paraiškos teikimo metu turi būti ne mažesnis kaip 12 000 eurų ir nedidesnis kaip 70 000 eurų. Pareiškėjas turi sukurti ir išlaikyti bent vieną darbo vietą. Verslo planas turi būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos ir įgyvendintas per neilgesnį kaip 5 metų laikotarpį. Visa įsigyjama įranga, gyvuliai, augalai ir paslaugos turi būti susijusios su žemės ūkio veikla, nurodyta verslo plane. Pavyzdžiui, traktoriai, laistymo sistemos, ūkiniai pastatai, augalai, gyvuliai ir perdirbimo įranga. Kur ieškoti informacijos ir teikti paraišką? Paraiškos priimamos nuo 2025 metų birželio 2 dienos iki 2025 metų birželio 30 dienos. Paraiškos teikiamos per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽUMIS. Išsami informacija, dokumentai bei konsultacijos teikiamos Nacionalinės mokėjimo agentūros NMA ir Žemės ūkio ministerijos ŽUM oficialiose svetainėse.